Labadiena, su jumis tinklalaidė Lyderystė ir aš Eglė Pavydė. Šiandien pas mus svečiuose verslininkas, investuotojas, įmonės Repsens, bendrasavininkis ir komercijos vadovas Liudvikas Andriulis. Labas, Liudvikai. Sveiki, labas, Eglė. Tai Liudvikai, ar gali pasidalinti su mūsų klausytojais, kaip atrodė tavo karjeros kelias ir kaip tu atsidūrei ten, kur esi dabar? Karjeros kelias mano prasidėjo labai anksti, dar pirmam kurse aš pradėjau dirbti ir ačiū Dievui pradėjau dirbti ne padavėjų, o už minimalų tuometinį 300 litų atlyginimą. Kažkodėl manim patikėjus žmonėm dirbti kažkokiu vadybininku, ten ar pardavimu, ar dar kažko. Bet po truputėlį kažkaip nuklydau į savo tokią būdingą sritį, kuri yra iš dalies komunikacinė ir iš dalies technologinė. Tai didelę gyvenimo dalį aš praleidau telekomunikacijų industrijai, iš kurios prieš 2 metus išėjau pardavęs su partneriai savo verslą. Ir tai teko dirbti Lietuvos Telekome tuometiniam, dabar vadinama Telija, ir Bitėje, teko ir Vilniaus prekybos grupėje padirbėti vadovaujant Eurocom. Ir būdamas 26 metų per renginį Didžiosios Britanijos Jungtinės Karalystės ambasadoje susipažinau su žmogum, kuris apie mane papasakojo žmonėms Briuselyje, taip ir būna. Ir long story short, susipakavau šeimą ir išvažiavom visi į Briuselį, kur aš praleidau beveik 6 metus. Ir paskutinius 15-16 metų dirbau statydamas tą verslą, iš kurio mes išėjom po visą pasaulį. Tai turėjau gan tokią intensyvą, ankstyvą ir audringą karjerą, o dabar šiek tiek ramiau, nors prieš pusmetį investavau į startupą, tai dabar vėl dirbu pilnu pajėgumu. O koks buvo jausmas palikti įmonę po tokio ilgo laiko? Geras. Geras? 16 metų yra per daug. Vieno įmonė ir ko gero būtumėm išėję anksčiau, jeigu nebūtų pandemijos, kuri labai stipriai sustabdė tokius procesus. Tai geras jausmas, geras rezultatas, tai visada malonu. Viename interviu esi minėjęs, kad galbūt tavo vaikystė nebuvo pati lengviausia ir nebuvo viskas padėta ant tos auksinės lėkštutės vadinamos. Kaip manai, ar tas posakis, kai sako, kad sunkus laikai augina stiprius žmonės, yra teisingas ir ar jis apie tave? Na, aš niekada labai tokių folkloriniam redukcijom tokiom labai netikėjau. Aš manau, kad ir geri laikai užaugina labai stiprių žmonių, nes geri laikai sudaro tam tikros infrastruktūros, bet aš manau, kad gal blogi laikai ne tiek stiprius, kiek alkanus žmonės užaugina ir alkanus ir skubančius. Tai aš neturėjau opcijos laukti ten iki magistro pabaigos ir tada ieškotis darbo, ten būdamas 24 ar kiek ten metų. Tai reikėjo bėgti ir daryti, ir visa mano karta pradėjo dirbti, ne aš vienas toks, visi tie 90-ųjų vaikai baigė mokyklą 90 kažkelintais metais, visi dirbo vienokius ar kitokius darbus ir šiandien ta karta yra tikrai labai tokia stipri ekonominė kohorta Lietuvoje. Ir dėl to, kad anksti pradėjo ir daug išmoko. Ir ko gero mes buvom ta karta, kuri matė beveik visą evoliuciją verslo. Tai pradėjom dirbti tokiose labai niūriai lietuviškose įmonėse ir visi staiga po 15 metų tapom skandinaviškais verslininkais. Tai buvo pilna transformacija iš vikšro į drugelį ir atgal, gal ne visų, bet daugumos. Tai tie laikai pagimdė daug stiprių ir alkanų žmonių, bet ar aš labiau norėčiau augti taip, kaip auga mano vaikai, tai taip. Tikrai taip. Ir kaip manai, kurios gal tavo būdo kažkokie bruožai ar savybės nulėmė tau, kad tą sėkmę, ar tai yra 90% darbo ir tada tik tai truputis tų kažkokių savybių? Tai sėkmė tai toks relatyvus dalykas yra mano kartos žmonių, kurie daug daugiau pasiekė. Bet ar tu pats manai, kad tau sekasi? Mano pagrindinė turbūt varomoji jėga, kuri man gyvenime padėjo, yra žingeidumas. Tai aš esu žmogus, kuriam
įdomu viskas ir į viską aš ganėtinai pozityviai žiūriu. Man įdomus beveik visi verslai, man įdomios beveik visos verslo istorijos. Aš daug skaitau, daug domiuosi, tai žingeidumas iš tikrųjų vedė mane į priekį. Ir kita turbūt savybė, kuri man labai padėjo, tai aš mėgstu žmonės, aš mėgstu small talkint, aš mėgstu kalbėti, aš mėgstu pažindintis, aš mėgstu ir keistis informaciją, pažįstu daug žmonių, tai tas irgi ypatingai karjeros pradžioje yra labai svarbu ir visai padeda. Sėkmės, tai aišku, jos visada yra, bet tai sėkmiai turi pozicionuotis kažkaip. Sėkmės elementų kiekvieną minutę praskrenda pro šalį, tik tai mes ne visada būnam gaudyklę iškėlę. Ir truputį pakalbėkim, kur tu esi dabar, įmonė RepSense, ir jūs realiai tiriate įmonių reputaciją, jeigu aš teisingai suprantu. Komunikacija ir reputacija. Tai RepSense visų pirma yra technologinė įmonė, tai yra programinės įrangos software development company, startupas, kuris mes naudojam savo pačių sukurtą dirbtinio intelekto modelį, kuris suvalgo visą komunikaciją iš visos fizinės ir skaitmeninės erdvės, tai nuo regioninių laikraščių, ten žemėnos krantai, iki regioninių radio stočių, iki podcastų, tokių kaip šitas. Ir manau, kad į mūsų AI monitoringą papuls. Tai visą tą informaciją, kur yra transliuojama, mes paverčiam į tekstą ir tada mes matom visą 360 paveikslą apie įmonės brando ar įmonės atstovų komunikaciją ir dar automatiškai priskiriam visą tą komunikaciją, galim suskaidyti į vairius naratyvus, kurie arba atitinka arba netitinka įmonės komunikacinių tikslų. Kas dar svarbiau, kad ko negali, kad ir 1000 ar milijoną žmonių padaryti, tai jie negali perskaityti ir suprasti absoliučiai visko ir identifikuoti iškylančių kažkokių tik tai pradedančių savo augimą kažkokių trendų, topikų, naratyvų ir viso kito. Tai čia yra labai galingas įrankis, kur tikrai unikalus ir pasaulyje mes neturim net labai panašių kažkokių konkurentų ir ko gero bandysime eiti. Ir disruptint visą ir media monitoringo, ir marketingo technologijų, influencer marketingo, visko, kur yra svarbu, kada, kaip ir kokybiškai kaip yra komunikuojama, koks yra tonas, kokia yra svarba ir kiek ta komunikacija realiai turi įtakos ir įtakos galutiniams rezultatams. Tai pabaigiant šitą monologą, PR-as pagaliau gali būti pamatuotas skaičiais, nes žodžius mes verčiam į skaičius. O kas dabar šiuo metu yra pagrindiniai jūsų klientai? Ir kiek įmonėm rūpi jų reputacija? Yra turbūt mažiau įmonių, kurios nesirūpina savo reputaciją, bet kuri šiek tiek didesnė įmonė ar įmonės dirbančios industrijose, kur tas brando įvaizdis yra svarbus pasirenkant, tai visos ir consumer goods, retailas, finansinės paslaugos, telekomunikacijos, farmacija. Tai mes Lietuvoje šiaip nesiruošiam daryti verslo, bet taip sukritus aplinkybėm galėjom Lietuvos rinkai pasiūlyti savo produktą ir per 4 mėnesius mes turime visose pagrindinėse industrijose didžiąją dalį klientų ir draudime, ir telekomunikacijose, ir valstybinėse institucijose, nuo prezidentūros iki vyriausybės kanceliarijos. Tai rodo, kad toks produktas yra labai naujas ir tikrai aktualus ir jam nėra kažkokio tai pakaitalo, jeigu ta komunikacija yra svarbi ir įmonė į komunikaciją žiūri profesionaliai ir struktūruotai. O kalbant apie reputaciją, jau tokią asmeninę, kaip tu manai, kiek tai svarbu vadovams, lyderiai ir ta prasme jau asmeninė kalbant, ir kiek tai siejasi su įmonės taip pat reputacija? Tai yra absoliučiai neatsiejami dalykai, nes net mūsų sistemoje žiūrint architektūriškai ir techniškai kiekvienas įmonės brandas turi savo, kaip mes vadinam, avatarus. Tai yra žmonės, kurie tai kalba. Tai geri pavyzdžiai būtų Swedbanko Nerijus Mačiulis ar
Tele2 Masiulis ar kiti matomi ir žinomi žmonės ir be jokios abejonės tų žmonių asmeniniai brandai yra įmonės brando sudėtinė dalis, neatsiejama. Tai bet koks žmogus, kuris nors kažkiek kalba viešumoje, yra automatiškai prekinis ženklas. Ir bet kokį, prieš rinkdamėsi paslaugą, rinkdamėsi ar susitikti ar nesusitikti, žmonės visada pagūglina, kas yra tas žmogus. Ir mūsų šiandien, žinoma, ir mūsų reputacija šiandien yra pirmasis Google Search puslapis. Ar ne? Pirmasis puslapis rezultatų apie mus. Ir tuos rezultatus ten įvertinant šaltinio kokybę ir pasiekiamumą, pasikartojimą dažnį mes galime paversti skaičiais ir reputaciją įvertinti vienu aiškiu rodikliu. Ir tada santykiniu būdu galim pasižiūrėti, kas turi geresnę reputaciją. Pavyzdžiui, mes laisvai galim pasižiūrėti ir įvertinti, kaip pagal reputaciją renkinasi top 10 Lietuvos turtingiausių žmonių, ar verslininkų, ar sporto komandų, ar automobilių brandų, ar influencerių galų gale ir panašiai. Toks gal, nežinau, naivus klausimas, bet ar nelyginot, kaip skiriasi reputacija tarp įmonių, kurioms vadovauja vyrai ir kurioms vadovauja moteris? Čia labai, mes to nedarėm, bet aš manau, kad labai puikia tema ir mes ko gero gal kokiai konferencijai paruošim atskirą ataskaitą. Aš matau tam tikrų rizikų tame, nes aš manau, kad vadovo lytis jokių būdų negali būti siejama su bendruoju reputaciniu įverčiu. Čia yra tik tai vienas iš faktorių, bet kaip tokį fun tyrimą mes tą galim pasidaryti. Būtų įdomu. O dabar kalbant apie tavo paties reputaciją, ar buvo gyvenime tokių situacijų, kur galvojai, geriau reikėjo taip nedaryti? Žinoma, kad buvo ir aš manau, kad visi vieši žmonės anksčiau ir vėliau daro vienokių ar kitokių klaidų ir tik man atrodo, kad svarbu, kad klaidos nepersvertų teisingų dalykų, o su klaidom iš jų reikia mokytis ir su jom gyventi. O ar prisimeni va tokį įvykį ar kažkokią situaciją, kur, paskui gailėjaisi? Tai mano turbūt didžiausias turėtas skandalas buvo, kai likus kokiom 3-4 dienom iki mano žmonos gimdymo, Medeina prisiskaitė siaubingų istorijų apie akušerių smurtą ir aš parašiau labai piktą postą, kur tikrai nepasirinkau teisingų formuluočių ir žodžių ir buvau sulestas viešai ir pelnytai. Bet ta istorija jau yra sena, aišku, visada internetas nepamiršta nieko. Tai tokie dalykai visada įtakos mano reputacinį įvertį. Bet labai tikiuosi, kad visi kiti dalykai kažkiek atsvers ir suminkštins. Ir palieskim toliau, praplėskim truputį tą temą. Tu esi linkęs viešai dalinti savo nuomonę įvairiausiais klausimais. Tai nėra, žinai, kaip, tarkim, tik politika arba tik tai dar kažkas, bet tu plačiai pasisakai. Ir ar tai yra tokia saviraiškos forma, ar tai yra iš dalies dėmesio siekimas, ar tai galbūt net kažkokia lyderystė, kad, kalbėkim tom temom, kuriomis gal kiti nekalba. Tai aš manau, kad visų tų dalykų yra dalis ir dėmesio, kuris man patinka. Aš kartu esu ir provokuojantis trolis ir man patinka erzinti žmonės. Bet kartu aš ir kartais užsidedu ir tokio, ar anksčiau, bent jau dabar dažniau rašau jau apie vaikų pasiekimus, ar ten, ką remontuoju namuose savo rankomis, bet kartais ir aktyvizmų užsiimdavau tomis temomis, kur mano manimu nebuvo arba apie jas kalbama pakankamai, arba bendroji nuomonė netrodydavo man teisinga. Tai kadangi rašyti moku ir mėgstu, tai man nebuvo labai sunku ir patikėkit, parašyti Facebooko postą užtrunka apie 10 minučių. Tai čia yra turbūt hobis reikalaujantis mažiausiai pastangų. Ir tas padėjo kažkiek turėti tam tikrą sekėjų lauką ir tam tikros kažkurio metu įtakos, kurias dabar turiu mažiau, bet ir nebetrūksta. Čia toks kartu ir kūrybinis ciklas, ar ne, kur
Ko gero apie daugelį dalykų savo nuomonę jau esu parašęs ir rašyti antrą kartą ganėtinai liūdnai atrodyčiau, besikartodamas. Kartotis nereikia. Paminėjai įtaką, o kaip manai, kiek ta įtaka svarbi siekiant savo tikslų? Tikslų galima siekti įvairiai. Yra daugybė labai turtingų žmonių, kurie visiškai nesiekia galios. Ar ne? Tai galia ir pinigai nebūtinai, jie gali padėti vienas kitam, bet absoliučiai tu neprivalai siekti įtakos ar galios, jeigu tu nori fokusuotis tik į pinigų uždirbimą. Tai žinau labai turtingų ir pažįstu Lietuvos verslininkų, kurie yra visiškai inkognito ir net laikosi per 3 rankų atstumą nuo bet kokių galios žaidimų susijusių su politika, lobizmu ir panašiai. Tai čia absoliučiai nesusiję dalykai. Jie gali būti susiję, bet neturi. Pakalbėkime apie tavo šeimą. Tu turi 4 vaikus, jeigu neklystu, tai esi stipriai prisidėjęs prie demografinės Lietuvos situacijos gerinimo. O kiek pats prisidėjai prie vaikų priežiūros ir ar gauni kartais strėlių nuo antros pusės, kad to prisidėjimo per mažai? Jo, tai aš toks gal labiau vyras iš 50s, žinai, iš Mad Men serialo. Man labai nesiseka su labai mažais vaikais. Ir kol jie nekalba, tai aš nei moku, nei mėgstu, ir prisibijau ten kištis, tai tada iš manęs pagalbos yra mažai, bet aš labai mėgstu 4-mečius ir vyresnius. Mano vyras su kūdikiu, kai kažką darė, sako, Eglė, galėjau jį paimti, aš nebeturiu su jo opcijų, ką veikti. Jo, baigėsi opcijos. Labai gerai jį suprantu. Tai nesu aš tas skandinaviškas tėvelis, kuris po paupį vaikšto su šuniuku ir vežimėliu pasiėmęs tėvystės atostogų, bet kartu esu žmogus, kuris yra labai ūkiškas ir daug daro namuose. Pavyzdžiui, aš valgį darau. Va, super. Arba darbelius, net šįryt vėriau Karoliukų apyrankės su dukromis. O kaip sekasi su žmona susiderinti, ar jūs jau žinojot, kad taip ir bus? Jo, aš tai nieko neapgaudinėjau ir iš karto prisidaviau, koks aš esu ir mes turim tam tikrą kontraktą. Bet kartu mes ir turim labai daug pagalbos, mes turim 2 auklės, turim laiko, turim pinigų, tai ta buitis nėra, net ir turint visą tai kartais būna sunki, kai vaikai serga, bet tikrai nėra taip, kad ten iš nuovargio šliauždami pilvais turėtumėm pyktis, kas ten indaplovę sukraus. Jo dar, kai vyresnius bernus priverti dar visokių ūkio darbų daryti, ką aš labai mėgstu, tai visai normaliai gaunasi. Esi minėjęs, kad sūnums, kai jie augo ir kai buvo galbūt mažesni, buvai ganėtinai griežtas, o su mergaitėmis esi toksai jau daug minkštesnis. Ar manai, kad tai yra taip labiau stereotipiškai susijęs su lytimis tavo galvoje, ar tiesiog tu pats pasikeitė, nežinau, laikotarpis, dar kažkas pats subrendai, galbūt kame skirtumas? Jo, tai aš manau, kad ir pats su amžium aš, žinai, riltis atšipo ir nuodų mažiau, žinai, tai, ir tokios gal ramybės ir atsainumo jau nebetrigerina manęs taip Torderio kritimas parduotuvėje ant grindų, žinai, kaip anksčiau. Bet kartu neslėpsiu, kad yra kažkokia neracionali ir emocinė mano pusė, per kurią mergaitės mane visiškai ištirpdo ir tikrai mano žmona Medeina mane vis grasina man ir kaltina, kad jeigu aš jau išlepinsiu mergas, tai čia bus mano kaltė. Bet aš nieko negaliu padaryti. Bet jos dar labai mažytės ir labai meilės. Tai kai aš manau, kad mano rolė gal bus svarbesnė paauglystė, kaip ir su berniukais buvo. Kad tam tikruoju etapu aš tapau pagrindiniu ir turėjau tapti pagrindiniu autoritetu, mokytoju. Ir tas mano autoritetas leido tiem bernam gerai susifokusuoti į svarbius dalykus ir nenukrypti ten, kur nereikia. Tai aš tikiuosi, kad tą patį teks daryti ir su dukromis. Auginam šiaip vienodai, šiaip stengiamės auginti vienodai. Kiek tai įmanoma. O ar tau auginančiam 2 dukras svarbi ta lyčių balanso tema ir kaip tu matai apskritai situaciją mūsų visuomenėje, kas susiję su, nežinau, moterų gebėjimu, tiksliau negebėjimu, bet galėjimu ir galimybėmis daryti karjerą,
siekti kažkokių aukštesnių pozicijų, nes jos atsiduria va tokiose situacijose kaip Medeina, kur vyras gal prisidės, bet ne visada ir teks tada būti su vaikais namuose ir galbūt jeigu tu darai karjerą, ją stabdyti. Jo, tai Medeina tai labai daug dar ir dirba prie viso to, bet šita tema tai yra mūsų šeimoje nuolatinė, nes Medeina yra labai ryški feministė ir labai outspoken ir tikrai galėtų čia daug plačiau negu aš mergaičių ugdymo ir lyčių lygybės klausimų pasakyti. Tai be jokios abejonės, kad akademinė ir saviraiškos ir savirealizacinė prasme mes savo kaip tėvams ir vaikams galų gale kelsim absoliučiai vienodus reikalavimus, nes visi vaikai yra, ačiū Dievui, vienodai protingi, kai kurie iš jų gal net labiau nei vidurkis, tai reikalavimų Anai tikrai nebus mažiau negu buvo Kostui. Jie yra Dievo apdovanoti tam tikrais talentais, kuriuos tikėsimės, kad jie juos panaudos teisingai. Bet dar grįžtant prie to lyčių balanso, kaip tu matai šiuo metu visuomeniai situaciją? Ar tu matai, kad mes jau esam išsivyščiusi valstybė ir čia jau tik tai gyvenkim, varykim tokio pačia kryptimi, kurie dabar einam ir viskas bus gerai, ar visgi kažkokių pokyčių dar reikia? Ne, tai mes esam šiuo klausimu šudini viduramžių kaimiečiai ir niekur, net labiausiai progresyviuose pakrančių miestuose, ten ar Europos pakrančių, ar JAV pakrančių, šitas kelias nėra tikrai nueitas ir aš ko gero turiu vieną savo turbūt patį svarbiausią argumentą už lyčių lygybę ir feminizmą, nors esu kur kas labiau gal konservatyvus ir dešinysis negu mano žmona ar daugumą jūsų klausytojų, bet faktas yra tas, kad tol, kol mes neturime natūralios ir tikros lyčių lygybės visų pirma ugdyme, mes prarandam labai daug ekonominio potencialo, nes 50% mūsų pasaulinės populiacijos padaro mažiau outputo negu galėtų. Tai idealiam pasaulyje, jeigu mes turėtumėm tikrai visoms mergaitėms sudarę galimybės ugdytis ir dirbti taip pat, tai tas GDP turbūt pasaulinis būtų kelis kart didesnis. Vien tiesiog grinai grubiai matematiškai žiūrint, kad mes vis dar prarandam labai didelės populiacijos dalies output. Taip vaizdžiai apibūdinai Lietuvą, o kaip manai, kur tos gal tokios esminės problemos yra? Tai esminės, aš tai manau, kad mūsų visuomenė šiaip yra ganėtinai backwards lyginant, ar ne, socialinės pažangos klausimų, tai yra ir religinės backgroundas, mus protestantiški kaimynai šiek tiek lenkia savo požiūrį, tai čia toks, bet čia toks labiau išsisukimas, žinai, toks apkaltinimas kažkokios situacijos. Aš manau, kad kaip ir visų šitų problemų šaknis yra prastos kokybės priešmokyklinis ir mokyklinis ugdymas. O to šaknis yra labai prastoje mokytojų ir švietimo sistemos rengimo kokybėje. Nes tu gali ką nori ten po to daryti su karjeros, ten lygiava ir su viskuo, jeigu tu augini mergaitės balerinomis ir ten, nežinau, dailininkėmis ir ten šeimos židinio sergėtojomis, tai tu jau po to tu nieko nebepadarysi. Tu visus tuos vertybinius pagrindus sudedi iki 1 klasės. Ir aš niekada netikėsiu, kad moteris turi genetiškai mažesnį polinkį į tiksliuosius mokslus. Tai yra tiesiog moksliškai nepagrįsta. Tos smegenys yra visų vienodos. Čia yra tiesiog nukreipimo ir galimybių. Aišku, tas nature ir nurture klausimas, su kuriuo mes su Medeina jau 10 metų liepsnojančiais kalavijais kapojamės, yra irgi labai įdomus ir kiek žmonės atsineša su savimi ir kodėl, nepaisant viso
didžiulio medeinos feminizmo ir noro, kad vaikai, mergaitės augtų ten visiškai neutralioje aplinkoje, jos vis tiek laksto su Elzos suknelėmis, rožinėmis ir atsisako nešioti tokių subtilių žemės spalvų drabužius, o renkasi rožinės suknelės su blizgučiais, kurių net mama neturi. Aš nežinau, šitą klausimą net Medeina atsakymo neturi. Bet ko gero, atsakymas vis tik yra tas, kad iš aplinkos. Ir ta aplinka, net, kaip ir tokie filmukai kaip Frozen, jie iš karto formuoja vienokį ir kitokį savęs įvaizdį. Tai ir čia bus labai lėtas procesas visam pasaulyje. Ypatingai turint omeny, kad ir dabar vyksta labai tokia reaktyvus momentas, ar ne, kai šiek tiek to socialinio progreso bandoma atsukti, kai kur galbūt ir teisingai, kur kažkuris buvo tapęs jau visiškų groteskų, bet kartu reikia atsargiai žiūrėti, kad su tuo, kaip amerikonai sako, su vonios vandeniu kūdikio neišpiltum, tai, kad neatsuktumėm atgal tų dalykų, kurių turbūt nereikėtų atsukti. Ar tavo aplinkoje yra žmonių tokių, kuriuos tu laikai tikrais lyderiais ir kurie galbūt tau net, tarkim, karjeros kelyje padėjo, ar yra tokie žmonės, pas kuriuos nueini pasitarti, kai to pasitarimo reikia? Gal aš dabar jau esu labiau pats tas sedasis pelėda, pas kurį ten ateina žmonės pasitart, bet aš žinau vardais ir pavardėm kelis žmonės, kurie mano gyvenime man padarė didžiulę įtaką ir be kurių aš nebūčiau ten, kur aš esu buvęs, ir kas įdomu, kad lygiai pusė jų yra moteris. Tai jos paliko mano karjeroje labai ryškų pėdsaką ir tai būtinai turiu paminėti Dianą Domininę, ilgametę Vilniaus prekybos vadovę, kuri patikėjo manim 25 metų snarglium ir iš kurios daug išmokau, o į bitę mane nusamdė tokia Olandė Irena Persson, kuri tuo metu vadovavo bitės tik tai kuriamam interneto departamentui. Tai tokie labai rimti pirmieji karjeros stepping stones buvo būtent tų dviejų moterų pasitikėjimas manim ir jų coachingas. O ar kada nors esi įsivėlęs ar vieną, ar kitą kryptimį į mentorystę? Visada. Aš visada turiu jau daug metų, tik neformaliai, aš pats renkuosi, ten, aš nedalyvauju jokiose ten programos ar dar kažko, bet aš visada stengiausi auginti kažkodėl tai paskui save savo tokių surogatinių vaikų ar verslo vaikų. Ir dabar turiu porą žmonių, kuriuos pagloboju. Esu padėjęs ir verslų pastatyti. Tai ir čia aš tik atiduodu tą, ką pats gavau iš tų žmonių, kurie man padėjo kažkada. Tai mentorystė yra vienas svarbiausių dalykų. Tas meistro ir gizelio santykis ne tik tai amatuose yra. Ir jokioje verslo mokykloje, ar juolab ten ekonomikos finansų studijose, tu neišmoksi verslo amato, nes verslas yra socialinis užsiėmimas. Ir ten yra labai daug neapibrėžtų ir minkštų dalykų, kuriuos tave gali išmokyti tik kiti žmonės. O kaip tu apibūdintum tokią tikrą lyderystę arba tikrą lyderę? Ir kalbant apie Lietuvą konkrečiai, kaip tau atrodo, kur labiausiai tos lyderystės mums trūksta šiuo metu? Ta lyderystė tai toks labai išplaukęs ir net sakyčiau nuvalkiotas terminas, nes lyderystė turi daug įvairių formų ir ar Lietuvai trūksta lyderystės ir lyderių? Aš nesu tikras, tų lyderių yra daug, tik klausimas, į kurią pusę jie tą vežimą tie lyderiai tempia. Remigijui Žemaitaičiui lyderystės netrūksta, tik tai jis ją naudoja blogiems tikslams. Tai net ne iki galo galiu pasakyti, kad supratau klausimą, nes ar mums trūksta moterų lyderių? Taip, tikrai taip. Jų galėtų būti daugiau. Ar ką su tuo daryti? Tai iš esmės keisti švietimo sistemą, manau. Ir tiek.
O kokį tu patarimą duotum vat, būtent moterims, kurioms, nežinau, gal drąsos trūksta arba nežino, kaip pasiektų tikslų, tiesiog yra įstrigę savo dabartiniai situacijoje, nori eiti pirmin, eiti į priekį, siekti ar tai karjeros, ar tai kurti verslą, bet tos drąsos moterims pritrūksta. Tai va tos drąsos trūkumas juk ir yra pagrindinis dalykas. Lietuvos moterims netrūksta išsilavinimo. Jos statistiškai, aš beveik tikras esu, niekada nežiūrėjau skaičių, bet turbūt turi geresnį išsilavinimą. Mes turim didesnį procentą moterų su aukštojo mokslo diplomais, ypatingai turbūt su magistro diplomais. Daugiau moterų stoja ir daugiau moterų baigia universitetus ir panašiai. Juk iš esmės pagrindinis skirtumas, kuris ir sulaiko moteris ir kodėl mes boardroom'uose turim daugiau vyrų, o ne moterų, tai ir yra ta drąsa ir savim pasitikėjimas. Ir jis ateina iš šeimos, jis ateina iš mokyklos suolo, iš, žinai, berniukus stereotipiškai skatina būti drąsiais, o mergaitės kruopščiomis. Tai aš nežinau nei vieno kruopštaus žmogaus, kuris nuėjo iki valdybos. Ten nereikia niekam to kruopštumo, ta prasme, tu su to kruopštumu pabaigsi buhalterijai. tai tos, kalbant apie kilimą į viršų, ne kompetencijos, o charakterio savybės yra svarbiausias. Ir aš manau, kad va, tas lyčių divide yra ne per kompetencijas, o per charakterio savybės, savim pasitikėjimą, assertiveness, agresyvumą. Kai mes mokysim mergaitės nebūti agresyviomis ir kalbėti tyliau, tai neturėsime moterų valdybos narių. Pats esi technologijų srity ganėtinai ilgą laiką, vos ne visą karjerą, ir tai vėlgi laikoma tokia stereotipiškai pakankamai vyriška specialybė ar vyriška sritimi. Ir kadangi buvai tiek laiko, kaip matai pokytį ir ar keičiasi į gerą tas sritis? Menkai. Ir to pokyčio kaip telekomunikacijos, tai iš vis technologiniai pusiai, kai buvo dešrelių balius, taip ir liko. Ta prasme, ten nuvažiuok į bet kokią telekomų konferenciją, tai čia atrodys kaip tiesiog vyrų paradas. Tų moterų technologinėse pozicijose yra visiški vienetai. Jų šiek tiek daugiau yra Silicio slėnyje, bet jų yra tiek mažai, kad jas ant viršelių deda žurnalui. Tai aš nesu... Čia kaip vyrus, kurie tėvystės atostogų iš. Taip. Tai nežinau, kodėl taip yra ir kodėl net pažengusiose visuomenėse mergaitės neina į tuos tiksliuosius mokslus ir į visai įdomią sritį iš tikrųjų. Technologijos yra faina, yra exciting, ten yra dalykų, to nebūtina būti programuotojų, kad tu būtum geras technologas, ten yra ir engineeringas, yra įvairiausių dalykų. Bet aš labai tikiuosi, kad moterų daugės tokiuose labiau kažkodėl stereotipiškai moteriškose technologinėse sritise kaip biotechas, kuris ten labiau su life sciences susiję. Ar tam pure engineering'e, tam griežtajam, tam mechanikui kokioj, nežinau, puslaidininkiuose ar kažkur matysim daugiau moterų, pasaulis turi dar kartą pasikeisti. Jo, tokia įdomi situacija, aš pati iš Life Science, kadangi esu ir į daug konferencijų važiuoju, tai atvažiuoju į tą konferenciją ir nors kai studijavai buvo moterų minė ir ten keli vyrai pabarstyti kurse, atvažiuoju ir tų mėlynų, pilkų, juodų kostiumų minė. Taip. Tai jo, ta situacija tokia įdomesnė šioje vietoje. Kokie tavo artimiausi tikslai, nežinau, kelių metų bėgyje ar netgi ir su tavo dabartiniu startuoliu? Ir kur norėtum būti po tų kelių metų? Taip, tie tikslai yra ne tik tai su verslu susiję. Tai aš norėčiau visų pirma tapti geresniu tėvu, negu buvau su kiekvienais metais ir čia skiriu nemažai dėmesio, bet man būtų labai labai svarbu globale padaryti lietuvišką įmonę. Aš buvau komandoje, kuri globale padarė belgišką įmonę. Tai ten to patriotinio jausmo pasiekimo gal kažkiek trūko.
Jeigu mes su Mykolu padarysim Repsensą globalią įmonę, tai aš manau, kad to jau man karjeros prasme kaip ir užteks. Ir tada aš jau ramiai iškeliausiu į Filipinus, atidarysiu diving centrą ir ten pilstysiu margaritas svečiams už baro iš bambukų. Ar galėtum nedirbti? Oi, laisvai. Aš visą šią vasarą nedirbau, nei vieną dieną nesigilėjau. Aš nenoriu nei vieną vasarą dirbti. Išpratėję yra tie, kurie ten negali nedirbti. Jėzus. Yra faina dirbti, yra faina ir ilsėtis. Dirbti reikia žiemą, vasarą reikia ilsėtis. Bet ar visada galvojai, kad tai bus? Ar atėjai prie to momento, kai tiesiog pasidarė, jo, galiu nedirbti? Ne, tai čia viskas priklauso nuo tavo saugumo lygio. Ilgą laiką tu dirbi dėl to, kad tu esi alkanas, kai esi mažiau. Jo, bet yra tokių žmonių, kur galvoja, aš dirbsiu iki ten pat mirties, iki grabo lentos. Tai aš irgi turbūt dirbsiu iki pat mirties ir grabo lentos, nes čia yra savirealizaciniai ir kūrybiniai dalykai. Tik tai net tas darbas nebūtinai yra eiti ir kapot ten po 14 valandų per parą. Tai tada kaip ir tie darbo vaisiai tada netenka prasmės ir aš tada turiu tam tikrų abejonių apie žmogaus psichologinę būklę, jeigu jis būdamas ten 65 metų vis dar kapoja. Nors who am I to judge, žinai, čia ne mano reiktų. Bet dirbti tai reikės visą gyvenimą, bet dar svarbiau yra, kad visą gyvenimą reikės mokytis. Ir vienas iš tokių įdomesnių dalykų, ką aš esu pastebėjęs, ir čia visiems labai rekomenduoju pagalvoti, pažiūrėkite vyresnąją kartą, kuri visiškai nesugebėjo pereiti prie kompiuterių, kur yra visa karta žmonių, kuriem yra iPadas, kompai, yra didžiulė paslaptis. Jų gyvenime įvyko tokia technologinė revoliucija, nes tai yra žmonės, kurie gimė ten, tarkim, prieš, per ir iškart po antro pasaulinio karo, dar vietose, kur nebuvo elektros, ir staiga pasaulis išskrenda į kosmosą, išranda tranzistorius ir viskas verčiasi nuo balanos gadynės iki skraidančių tramvajų Dubajui, žinai. Tai, ir tie žmonės nebesugebėjo perlipti. Tai va, vienas iš didžiulių klausimų, ar man taip nenutiks, ar nebus kažkokio technologinio dalyko, kad aš avino akim, kaip ta močiutė į iPadą, žinai, žiūrėsiu ir nesuprasiu, kaip tas skrynas veikia. Tai va šito reikia labai vengti. Ir jeigu mes pražiūrėsim šitą technologinį lūžį ir tą naują anūko iPadą žiūrėsim avino akim, va tada tai jau dirbti negalėsi ir mokytis. Tai va čia yra svarbiausia. Tai kas dabar vyksta su AI, yra daugelis sakys, kad tai yra burbulas, bet ne, tai nėra burbulas. Tai iš tikrųjų išnaikins tiesiog kaip cheminėmis trąšomis ištisas kategorijas darbų, ištisas kategorijas profesijų. Ir net šiandien, kai mano sūnus kaip tik stoja dabar į Europos universitetus, aš labai švelniai bandau jų gaidinti į kuo labiau socialinę ir platesnę studijų kryptį, o ne į techninę, nes aš turiu labai stiprių abejonių, kad finance ir management diplomai po 10 metų ką nors reikš, ypač kai man ar Goldman Sachs ar JP Morgan vadas prieš 2 dienas pasakė, kad kompanijos IPO dokumentacijos rengimui, kuriai reikėdavo 6 žmonių komandos 3 mėnesiam, ten ar pusei metų, 95% darbo per 10 minučių padarys AI. Tai iš esmės kerta visą darbuotojų, labai aukštos kvalifikacijos darbuotojų kategoriją. Teisininkams skamba varpai daugam. Tai... Visi dabar bando save raminti, kad AI jūs mūsų nepakeis, jisai tik mums bus pagalbinis įrankis. AI niekada nepakeis mūsų empatijos ir supratimo. AI niekada nepakeis gero pardavėjo. AI niekada nepakeis gero derybininko. Jis gali suskaičiuoti labai tiksliai svertinės vertes ir rasti optimalų derybinį balansą tarp kainodaros ir viso kito, bet užclosing dealą jis niekada neužclosins. Tai aš manau, kad techninės profesijos labai kentės, humanitarinės profesijos labai žydės. Tai jeigu 20 amžius buvo skaičių žmonių amžius, tai 21 amžius galimai bus žodžio žmonių amžius. Paminėjai tą mokymąsi, o ką pats mokaisi? Ar tai yra labiau domėjimasis tiesiog, žiūrėjimas kažkokių, nežinau, podcastų, naujų technologijų, ar
tu skiri va tiem tokiam, sakyčiau, formalesniem mokymam laiko? Jo, tai formalesniem, tai aš jau porą metų mokausi ispanų kalbos, visiškai techniškai tam, kad smegenis judėtų ir išmokti kažką naujo, ir tas labai rewarding yra, kai jau šiek tiek geriau pramoksti. O kalbant apie mokymasi, tai aš kiekvieną dieną labai intensyviai mokausi pasaulio. Tai kiekvieną savaitę, kiekvienam žmogui būtina perskaityti Economist numerį, pasižiūrėti New York Times ir pabrausinti Musko Twitterį, kad suprast kitą pusę. Tai čia irgi yra labai svarbi dalis netapti avino akių pensininku, kuris nebesupranta, kur tas pasaulis ritasi, kodėl čia atsirado 72 lytis ir tada tu tapsi baubenčių avinų, žinai, kuris tiesiog nukrito nuo to vagono, kuris važiuoja, žinai, į ateitį. Dėl mokymų, aišku, technologiniai dalykai visada reikalauja tam tikro mokymosi ir atsisėdimo, jau kai girdi jaunimą kalbant gibberish, tai reiškia, kad ne jie gibberish neka, o tau reikia truputėlį pasižiūrėti. Kitas labai svarbus dalykas, tai visada kažkiek, aišku, niekada nepralenksiu 13-mečio, bet tiems, kas turi vaikų, visada reikia užėti TikToką ir pasižiūrėti, koks. Ir TikTok'e ne savo algoritmą pasižiūrėti, pasižiūrėti 13-mečio, nes čia yra du skirtingi appsai. Visiškai. Tai mymų, trendų sekimas yra labai svarbi kultūrinės edukacijos dalis dabar. Jeigu anksčiau reikėjo žinoti operas ir baletus, ir teatrus, tai juos ir šiandien reikia žinoti, bet lygiai taip pat reikia žinoti ir trendinančius mymus. Nes nebesuprasi. Tiesiog nukrisi nuo vagono ir nebesuprasi, ką žmonės kalba. Iš to, kaip tu kalbi, ypač kai kalbam apie darbą, atrodo, kad pas tave tas darbo ir asmeninio gyvenimo balansas yra puikus. Bent jau taip atrodo iš pokalbio. Ar iš tikro taip yra, ar būna, kad persidirbi ir dingsta tas balansas? Ne, aš niekada nebuvau iš tų žmonių, kurie didžiuojasi, kad čia per naktį dirbau ir dariau. Aš manau, kad efektyvumas yra svarbiausias dalykas ir niekada neturėjau problemos deleguoti. Tai ta life-work balance niekada nebuvo aukštai mano problematikos sąraše. Yra kitų rūpesčių, bet labai svarbu ir nenuklysti nestruktūruotą tinginystę, kur tiesiog sėdi, žinai, tą pabrauzinę, turi daryti kažką tikslingo, prasmingo ir kryptingo, val puikus lietuviškas žodis, kryptingo. O kas tau yra pats geriausias poilsis? Oi, pats geriausias, labai tiksliai žinau. Taigi geriausias poilsis yra tada, kai lauke yra 33 laipsniai, 100% oro drėgnumas, svirpia cikados ir po medžius laksto beždžionės. O ryte žinai, kad lipsi ant laivo ir varysi daivint. Super. Ir dar keli trumpi klausimai jau visiškai pabaigai. Paminėjai, kelionės, svetimas švečia šalis. Kokia tavo kelionė buvo tokia pati įsimintiniausia, kur dabar pati pirma šauna į galvą? Tai daug tų labai įspūdingų kelionių turėjau, nes čia yra vienas pagrindinių mano laisvalaikio tokių hobių pačiam organizuotis ir grūstis į labiausiai egzotiškas ir crazy vietas, bet tik tai tas, kurios yra gražios. Tai ko gero vis tik praėjusi prieš pusmetį buvusi kelionė pas orangutangus į Sumatros salą buvo tokia jau prie rimtesnių, kur miegojom vidury džiunglio ant upelio akmenų po atvirų dangum. Tai šitas buvo stipru, ten vos nepastipo mes belipdami per tas uolas ir kalnus, ten atrodo kaip turistinis užsiėmimas, tai aišku visokie nuotykiai Kostarikose, bet dar yra ir verslo kelionių su įvairiausiais nuotykiais, tai čia yra įvairių aspektų. Galų gale aš niekad nepamiršiu pirmo įspūdžio, kai aš pamačiau Disney World ir kai Disney, arba kai mano vaikai pamatė Disney'aus kruizinį laivą pirmą kartą, tai džiaugsmas kitų akimis irgi yra dalis malonumo. Tai
kai ruošiausi šitam pokalbiui, vienas žmogus, tu pats save apibūdini kaip ateistą, bet vienas žmogus tave apibūdino kaip hedonistą. Ar pritartum tokiam Oi, visiškai. pasakymui? Ir dar norėčiau sužinoti, kas tas žmogus. Po pokalbio. Gerai. Jei gyventum ne Lietuvoje, tai kur? Jei gyvenčiau ne Lietuvoje, tai greičiausiai aš gyvenčiau vienoje iš tropinių šalių ir greičiausiai tai būtų arba Filipinai, arba Kostarika. Ir dabar jau toks grįžtant prie mūsų temos visiškai, paskutinis klausimas. Kokio pokyčio palinkėtum Lietuvos visuomeniai, kurį išvystų ir kuriuo tikrai džiaugtųsi tavo užaugusios dukros? Pokyčio, kuris įvyktų, aš tai turbūt vis tik svarbiausias pokytis, ko mums reikia, tai susitvarkyti geopolitinio saugumo klausimą. Ir šito pokyčio Lietuvai aš linkėčiau labiausiai, kad mes pagaliau susitvarkytumėm savo saugumą taip, kad mums nebereikėtų bijot, kad investuotojams nebereikėtų bijot, kad mes tikrai nebeturėtumėm bijot, kad mus atgal įtemsi tą liūną viduramžišką mūsų kaimynai. Tai aš manau, kad vis tik tai yra pats didžiausias šalies prioritetas ir mūsų visų šiuo metu, nes Maslovo piramidės niekas neatšaukia ir saugumas yra pagrindinis dalykas. Ir neužsitikrinę saugumo mes negalėsim sveikai augti. Turbūt be jo ir nebus visų kitų pokyčių, kurių mums reikia. Taip. Super, labai ačiū už pokalbį, Prašau. o mes susitiksime kitose laidose.